Sveiki, mėlyje. Šį rytą gera tema, manau, labai svarbi, bet aš pakalbėsiu iš savo patirties apie tai, kaip išugdyti pasitikėjimą savim ir įsivertinti pinigais. Manau, kad tai labai svarbu, nes paskutiniu metu tikrai klausimų kyla. Vasara, sezonas, norisi fotografuoti, norisi uždirbti šiek tiek pinigėlių ir, aišku, nepasitikėjimas savimi visai tikrai stipriai pakerta. Ir tada iškyla klausimų, o tai kiek man imti pinigėlių, kiek aš vertas ir taip toliau ir panašiai. O šitie dalykai turi būti per pasitikėjimą savim, per savo darbo rezultatus. Tai, kaip mes dirbam, jis ateina palaipsniui iš lėto, bet kai kurie dalykai gali būti ir kur kas greičiau. Todėl žiūrėk iki galo šį video, manau, kad tau padės. Na, o kas norės prisidėti arba papildyti, tai prašom pakomentuoti, nes tai yra labai gerai iš savo patirties, padėsi tiem, kurie tik tai pradeda ir bus labai gerai. Ir aišku, nepamirštum paspausti laiko, būtinai prenumeruokim, būtinai paspauskim skambutį, kad nepraleisti kitų video. Kaip sakiau, pakomentuokim, užduokim naujų temų, nes šios temos ateina iš to, kai aš kalbu su mokiniais. Kai būtent pakalbi su mokiniais, tada jos ir gimsta, nes jie užduoda būtent šios klausimus. O kaip tas, o kaip tą daryti, oi ten aš bijau, ten aš nedrįstu, oi nežinau kaip tai bus, kaip man čia pavyks ir taip toliau ir panašiai. Ir va štai šitie dalykai jie stabdo. Bet noriu padrasinti ir priminti, kad tai būna visiems. Ir visi peržengia per šitos lenkščius, visi pereina per šitas kliūtis, todėl nereikia bijoti, reikia prisiminti žodžius, kad tiesiog eik ir daryk. Tai, ką tu esi numatęs, eik ir daryk. Jeigu jau sutarei, eik ir daryk ir daug negalvok. Tiesiog daryk tai, kas tau yra reikalinga. Taigi, iš kur ta baimė atsiranda? Iš kur atsiranda nepasitikėjimas savimi? Iš to greičiausiai visų pirmiausia, kad mes dar nemokam. Taigi, mums yra svarbu išmokti fotografuoti. Daugiau praktikos, nepatingėti, daugiau praktikuotis, daugiau įvaldyti savo fotoaparatą. Fotoaparatas tai yra instrumentas, kaip ir gali būti muzikinis instrumentas, jeigu tinka šis pavyzdys. Praktikuotis kaip sporte. Tu turi eiti, bėgti, judėti, kad pasiektum rezultatus. Fotoaparatas lygiai taip pat. Tu turi jį minkyti, niurkyti, žiūrėti, bandyti, tikrinti monitoriuje, vėl nufotografai, ištrauki nuotraukas, vėl tikrini monitoriuje, kaip tau gaunasi, kaip išeiti iš tam tikrų situacijų. Apie tai jau kalbės ne kartą. Kai situacija būna stipriai, saulė šviečia, viskas blizga, balti rūbai išdegė, perdegė ir taip toliau, o kažkas yra tamsiais rūbais ir tas kontrastas labai sudėtingai pradirba detalės, nes vienas baltas, kitas juodas, kaip padaryti, kad baltas būtų detalus ir kaip padaryti, kad tuo pačiu būtų ir juodas detalus. Taigi šitie visi dalykai turi ateiti savaime ir tada jau fotografuojant nereikės tau galvoti apie tai, kaip man dabar tą fotoaparatą nustatyti, kaip pakeisti tam tikrus nustatymus ir kur jie yra. Ir taip, mėlyjeji, būna, kad galvoju, o tai dabar kur čia yra, netyčia kažką pasukau, padariau, kaip dabar atstatyti. Iš to kyla panika, nepasitikėjimas, žiūri, kad tos nuotraukos atrodo jau netokios gaunasi, kaip tau gavosi galbūt pačioj pradžioj, nes tu kažką netyčia pasukai. Taip, kad turim būtinai fotoaparatą įvaldyti ir kai mes įvaldysim jį kaip muzikinį instrumentą, mes tada dėl to jau nebebijosim, o galvosim apie tai, kaip mums fotografuoti, ką mums įdomiau padaryti ir taip toliau. Kas dar yra svarbu? O dar yra svarbu susitarimas su jūsų klientu. Kai jau jūs sutarėt, kai jau jumis pasirinko, natūralu, kad klausia, o kiek man kainuos? Atsiminkit, mėlyjeji, visi šitie dalykai turi būti įvertinti laiku. Ne tik, kad pinigėlis,
nedarykit tokių dalykų, kaip kad nepasakyt, kiek laiko tu fotografuoji, kiek tavo valanda kainuoja. Būtina įsivertinti. Tai ateina, aišku, per laiką, bet jau minimalų kažkokį turi įsivertinti ir žinot, kad valanda kainuoja tiek ir tiek. Kitu atveju, kas atsitinka? Tu pafotografuoji gal 2, gal 3 valandas ir žiūrėk, jau lauki ir sako, dar luktelkit, dar ten kas nors neatvažiavo, dar norėsim su tuo nufotografuoti. Pralaukiai pusę valandos, atvažiavo, neatvažiavo, jei atvažiavo, nufotografuoji ir tu toliau vėl lauki, luktelkit, dar paskui ten bus kažkas, kokį tortą valgysim, kažkas dar. Ir kiekvieną kartą vis palaukit, kodėl ir tu kaip ir turi sutikti, nenorigi pyktis, ar ne? Kodėl? Todėl, kad neapribojai laiką ir tada gaunasi tokie dalykai. Tada bereikalingi piktumai, nes tu nori jau važiuoti namo, o klientas kaip ir supranta, kad už tai, ką tu sumokėjai, tu pasiten gali būti, kad ir visą dieną. Ir todėl negalima šitų dalykų daryti. Reikia tam tikrus rėmus, nustatyti laiką, kad klientas galėtų pasakyti, kokiu laiku pas tave atvažiuoti, kad būtent tas renginys vyks įdomiausias dalykai būtent tuo laiku. Ir štai, kai tuo laiku viskas nustatyta, tu atvažiavai, padirbai ir padarei tai, kas reikalinga, ir klientas patenkintas, ir tu. Jisai viską daro, kad tu, žodžiu, spėtum į tą laiką padaryti, nes žino, kad jeigu tu ilgiau pabūsi, reiškia, jam reikės sumokėti už valandą daugiau. Ir kai vyksta tokie susitarimai, nebūna jokių problemų. Nenusipiginti, kad visai taip. Jeigu tau tik visai pradžia, tai geriau iš vis neimti, tam, kad įgyti praktikos ir kuo daugiau pafotografuoti tokių renginių, kaip, pavyzdžiui, krikštynos. Tai labai, sakyčiau, pakankamai paprastas renginys, bet jisai įdomus ir tau neša tam tikrą atsakomybę. Ir kai tu pafotografuoji tokius vieną kitą renginį, tu iš karto personalumas, pasitikėjimas pas tave ateina vis didesnis. Nereikia apsikrauti bereikalingais darbais, kurie tave vargins ir trukdys laiką bendrai. Taigi, jeigu tu apsikroviai visokiais dar ten rakandais, kuriuos atsiveši, padarysi, pastatysi ir taip toliau ir panašiai, tai tu tikrai sugaiši laiko daug ten kažkur kažką statydamas, nei kad padarytum kažkokių įdomesnių nuotraukų daugiau, galbūt vienoje vietoje, kitoje vietoje, galbūt pavažiuoti kažkur vienur, kitur ir taip toliau ir panašiai. Jokiais būdais nereikia apsikrauti. Krikštynos tai yra tam tikra šventė, kurią norisi eiti, kaip sako, eigoje viską fotografuoti, tokį reportažą, pasakojimą. Todėl aš mokiniam dažnai sakau, prisimink vieną paprastą tiesą. Kai eini fotografuoti, galvok apie tai, kaip papasakoti istoriją, tarytum to įvykio reportažą, kad būdamas žiūrovo vietoje, tau būtų įdomu žiūrėti. Tu verti nuotraukas, įsivaizduok, kad albumą verti ar kompiuterio ekrane, tu verti nuotraukas vieną po kitos ir žiūri ir prisimeni, kaip tas renginys vyko. Pamatai nuotraukas ir galvoji, o to kažko tai nemačiau, o čia žiūrėk, o kaip ten tas, žiūrėk, kokia gera nuotaika ir žiūrovas žiūri patenkintas ir jisai verčia ir paskui ir baigėsi jau. Jo, jisai dar galvojo, kaip faina, kaip matai, kaip viskas greit baigėsi ir taip toliau. Jis lieka šiek tiek alkanas, bet lieka patenkintas. Ir jeigu mes pridarom daug nuotraukų, pirma, tai ir save varginam, kol mes ten jas visas atrinksim, kol jas mes suredaguosim, sutvarkysim ir taip toliau, tu pats save vargini. Negana to, jei tų nuotraukų bus per daug, žiūrovas žiūrės, dar jų te pusė likę, sakys, kitą kartą mes pažiūrėsim, žodžiu, viskas. Jis vis daug persivalgė. Viskas, jis persilgė, jau jam nebeįdomu, nes tos nuotraukos visos panašios, jų yra labai daug ir jam jau nebeįdomu. Tai štai tokie dalykai, jie atneša sėkmę, jie atneša įdomius tokius, klientų pasirinkimus. Jisai galvo, sako, kaip faina, tikrai smagiai, fainai pažiūrėjom ir jisai kitą kartą, galbūt kitas vaikutis bus ar panašiai, sakys, aš noriu pasirinkti tą patį fotografą, nes jisai tikrai, ką reikia, tą padarė, viskas be jokių problemų, pyktis nereikia, sutarėm tiek į tiek valanda, viskas paprasta, viskas labai, labai paprasta. Todėl
Mums reikia tos dalykus prisiminti ir nepamiršti, padaryti kaip ką daugiau, ne bonusas. Vėlgi, nesuprast reikia, kad bonusas tai reiškia, mes kažką vėl ten prisinešę, darom ten kažkur kažką statom. Ne, bonusas gali būti toks, kad toj šventėje tu pamatai kažkokią porelę. Galbūt vienas žmogus, mergina, moteris ar ten koks vyrukas kažkaip pasipuošęs įdomiai atrodo, visai būna. Gražiai ten apsikirpęs tą barzdelį ir dar kažkas. Nu, žodžiu, nesvarbu. Kažką tai pamatei įdomaus, pakviesk padaryti porą kadrų. Sakyk, einam, aš norėčiau jumis nufotografuoti kažkur va ten numatytoj vietoj. Kaip sako, pradžiai pasižiūrėjai, kur įdomi galbūt graži vieta, galbūt ant kažko ten atsisėdo ar kažkur tai atsistojo. Nežinau, yra N variantų. Ir viskas, tu padarėjai keletą portretukų. Gal aš aišku labiau patarčiau tai daryti su porele arba su moterim. Vyrukam ne visada tai tinka, o jeigu jam ir patiks, jisai neparodo tų emocijų ir kaip ir tokio efekto nėra. Bet jeigu padarysi merginos ar porelės, tai žiūrėk kaip taisyklė, kai tą nuotrauką atiduosi ir jeigu viskas tikrai patiks, žiūrėk, jau tu turi klientą, jau gal net ne vieną. Ir per juos ateis dar kažkas, nes sakys, kad labai puikiai gražiai padarė nuotraukas, kaina atitinkama ir mums tinka, mums patinka, o kai klientui patinka, jisai skleidžia pilnai į visas pusės, nes jam patinka kalbėti, pasakoti apie tai, kaip ten vyko, kaip ten visa kita, ir jis nenorėjom tave reklamuoja. Tai štai, per tokius dalykus ateina pasitikėjimai. Pasitikėjimas savimi, įvertinimas savęs. Ir kai tik tai ateina vis daugiau ir daugiau, jeigu tu įmėjai už valandą, kaip pavyzdys, 50 eurų pradžiai, tai žiūrėk, jau tu turi kas savaitgalį po šventę ir tu jau žiūri, kad jau tu netaip jau ir spėjai, sakai, nu gal jau pradėkim nuo kitų ten vestuvių, krikštynų ar panašiai, imt šiek tiek daugiau. 20 eurų užsidėk, 30 ar 10 eurų. Čia kaip sako, kaip nori. Bet tu jau šiek tiek užsidedi. Štai, vertė kyla. Kodėl tai reikia daryti? Reikia nepamiršti, kad mums reikia turėti įprotį užsidėti ir nepamiršti to, kad mums reikia ir mokesčius susimokėti. Ir klientas tai turi žinoti, kad mes mokam ne tik, kad gaunam pinigėlius ir viskas, mes mokam dar ir mokesčius. Jeigu tavo visai pati pradžia, tai galbūt tu ten vieną kitą kryžnėlę padarysi be tų mokesčių, nes dar nežinai iš vis, ar tu dirbsi tą darbą ir panašiai, ir čia nieko turbūt blogo neatsitiks. Bet vėliau, nenori, tu turėsi jau įsigyti leidimą, individualią veiklą ar veiklos kažkokį pažymėjimą. Ir atsimink, kad tau reikės iš to dar mokėti mokesčius. Tai pradžia tokia, kad būtų įprotis, kad tokia suma plus tam tikras procentas mokesčiam. Ir pasakai bendrą kainą ir taip viskas gaunasi. Taip, kad drąsiau nebijoti, eiti, fotografuoti, tiksliai sutarti prieš tai, kad nebūtų bereikalingų judesių, bereikalingų darbų, kurie vargina klientą ir tave. Tiksliai nustatyti kainą, tiksliai nustatyti laiką, tiksliai nustatyti, kiek bus nuotraukų, kad nebūtų taip, kad mes tiek daug fotografavimo, su kur kitos nuotraukos. Šitie dalykai turi būti pakankamai tiksliai ir nuo pat pradžių. Kuo greičiau tu tai įprasi daryti, tuo tau pačiam bus lengviau ir nesuksi savo galvos dėl to, kad kaip čia nedrąsu, kaip čia baisu ir taip toliau ir panašiai. Tai va, mėlyje, mano tokie pamąstymai, mano patarimai, jeigu yra kas gali papildyti, tai labai smagu, rašykit komentaruose, tai tikrai padės kažkam, kas pradeda savo kažką tai kažkaip kalbėti su klientu, jam bus lengviau, nes tai bus patarimų po šiuo video. Na, o jeigu nori daugiau išmokti ir įvaldyti savo fotoaparatą,
Tai pas mane galima mokytis dviem būdais. Tai yra individualūs ir savarankiški. Savarankiški tai net 10 temų video formate. Nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk. Mokytis gali kada nori, kiek nori, būdamas kur nori, kad ir kelionė. Tai yra labai patogu, 10 temų, žiūri savo ekrane ir darai tai, kas sakoma, tik turėk šalia fotoaparatą. Ir tu pamatysi, kaip ateina supratimas, kaip įvaldyti fotoaparatą, kaip padaryti kokybiškas, geras nuotraukas, kaip jisai veikia, kodėl nustatinėti vienokį ar kitokį režimą reikia, ką keisti, kaip keisti diafragmą, išlaikymą. Žodžiu, tie dalykai, manau, labai svarbus, kad tu įvaldytum savo įrankį. Na, o individualūs fotografijos kursai, tai kai mes mokomės tik tai tu ir aš. Kartais kyla klausimas, o koks skirtumas tarp šitų dviejų? Skirtumas tame, kad video tu pats žiūri, kiek nori žiūri laiko, o čia mes mokomės gyvai. Jeigu tau kyla daugiau klausimų, o jų kyla tai tikrai, tai čia pat aš galiu atsakyti. Toliau mes bendraujam ir kol iki kito susitikimo ir internetu, jei kyla klausimų, man visą laiką gali parašyti, visą laiką parodyti, kaip namų darbai atlikti. Aš duodu kažkokias pastabas ir tu vėl padarai. Ir sekantį kartą susitinkam, vėl aptariam tavo darbus, tavo nuotraukas, tai vyksta gyvai. O kaip gyvai, dėl to mokiniai ir pasirenka dažnai pas mane individualius fotografijos kursus, nes nori, kad tu jam paaiškytum. Ne grupiai, o būtent jam konkrečiai. Ir tai visai kitas lygis, visai kiti patarimai, tai yra profesionalūs patarimai. Jie iškyla čia pat iš to, ką mokinys klausia. Ir gali patart, kaip tau geriau šiuo ar kitokiu atveju pasielgti. Tai štai individualūs fotografijos kursai taip pat yra nuoroda, gali būtinai pasižiūrėti ir įvertinti, kurie tau yra geriau. Na, o jeigu sakai, noriu mokytis, bet neturiu fotoaparato, tai aš taip pat šią paslaugą turiu ir padedu įsigyti, surandam ar kartu, ar tu pats. Aš jį įvertinu, pažiūriu, ar jisai vertas dėmesio, kiek jis kainuoja, kaip atrodo, ar netaisytas, neardytas ir taip toliau. Ir mes galim tikrai įtaisyti tau puikų fotoaparatą, kad galėtum toliau fotografuoti ir džiaugtis gerom nuotraukom. Na ir pabaigai, kaip visada, laikas, prenumeruojam, paspaudžiam skambutį, kad nepraleis kitų video, būtinai pakomentuojam, užduodam naujų temų ir taip einam toliau, mokomės kartu, mėlyje. Tai iki kito karto, iki kito video. Visiems iki.